Sveiki visi, su jumis šiandien aš Najoksas. Šiandien mes žaisime, turbūt, kad jums visiems žinoma žaidimą Minecraftą, bet aš atvykau su tuo lagaminu pilnas prikrauta pinigų, ne? Bet tie pinigai ne tam, kad čia atvažiuoti, atsivesti, o kad sumokėčiau tam vaikinui už ten tą namą. Tai va, nu atsiprašau, tai eik tu savo, kokie dideli man pinigai čia. Bet šiaip apsimokėjo šitą namą jaučiu nusipirkti, bet gal ir neapsimokėjo, nes visų pirma, va. Štai šitas mano dabar namas priklauso man, taip, tai gerai, ačiū labai. Tai va, pagaliau šitas namas aš nusipirkau, aišku, čia neaišku, kur yra tas namas, sakė, kad jisai pats statys, nu čia kažkur pievai. Tai va, labai tuščia. Tai va, tai štai. Tai va. Tai štai man pasakė koduką ir štai aš gyvensiu čia. Nu šiaip įvertinkit šitą namą, ar gerai bus. Čia vilą nusipirkau už labai daug stekų. Už 1, 2, 3, 4, už 8 stekus. Kaip manot, ar apsimokėjo, parašykite komentarus. Bet aš jaučiu, kad apsimokėjo, nes man dar 4 stekai. Aš 4 stekai dar liko. Nu jo, va, 4 stekai. Už tuos stekus mes dabar jaučiu varysime į miestą. Gerai, ne miestą, kaimelį. Šiaip ne miesto, kaimelį. Kaimelis šiaip yra netoli manęs. Visai geras kaimelis. Nu, aš ten šiaip, ten tas pillageris ir yra. Tas gyventojas ir yra iš tenais, bet pasistatė, norėjo tenais pasidaryti namą, tai va, kažkaip gavosi. Norėjo biškį toliau nuo ten to kaimo, bet jam patink, sakė. Viskas tvarkuoj, kai nori tada nueina, bet šiaip. Sakė, kad jisai pardavė šitą namą, nes norėjo kito namo, taip pat mašinos. Nes jisai sakė, kad labai tą namą reikia daug išmaitinti. Pavyzdžiui, į mėnesį reikia dar už nuomą, man rodos, mokėti. Aš nesu išsinuomas, aš esu nusipirkęs. Nu jo, bet sumokėti už vandenį, elektrą, paskui už šildymą ten visokį. Nu tai gerai, štai mes ir jau pribėgome prie šito kaimelio, tai aš šiaip dar skelbimuose mačiau mašinų, ten vienas toksai žmogelis pardavinėja, šiaip nepapigiai, tai normaliai. Nu, čia, šiaip aš girdėjau, kad čia ginklus parduoda, tai užsukau. Tai glokas, nu tai aš nežinau, ar apsimoka. Pasiemam gloką kokį. Nu, tada 10 kulkų. 10 kulkų. Va 10 kulkų. Tai man viskas bus, nu. Ai, nu kodėl aš taip to? Va, tiek emeraldų galit paskaičiuoti, 32 ir dar 2, bet tiek ir bus. Va, prašom, jūsų emeraldai. Viso gero, geros dienos. Oi, netyčia. Įmetam emeraldus ir einam toliau. Varom pažiūrėti šiaip mašinų. Šiaip mašinas dabar neturėčiau žiūrėti, bet sakant, turiu porą stekų. Šiaip varom davai tenais pažiūrėti pirmą.
Vopa, va čia tai gerulis. Kiek čia parsidavinėja visko. Šiaip man dabar labai reikėtų, čia šaldytuvas, kaip suprantu. Labą dieną, labą dieną, ai, tai čia tokia parduotuvė. Šiaip galėtumėm 4 gal tokius arba 6, nes mačiau ten kažkur skylė buvo tarp duryse, tame name, tai reikėtų pasiimti šiaip. 2 tokias, vieną tokį, tai būtinai, gerai, gal 2 reikėjo, bet čia nėra. Tai čia tikiuosi, kad paskui priveš fotelį, pasiemam jaučiu, kokį 10 foteliukų, užteks. Lova, būtinai, tada spintelių, kokių 4, dar tokių spintelių, čia virtuviai bus, čia irgi šiaip virtuviai, šiaip kilimėlių galim pasiimti, staliuko, šiaip 5 staliukus, šiaip 4, tada krosnį, tai blokų šiaip reikia, nes mano namui šiaip tie blokai tinka, man rodos. Jei biškiai balsas nelabai, bet nesvarbu. Koks yra, toks yra. Ir šaldytuvas su šaldikliu. Tai sakau. Labą dieną, tai man reikėtų šitą vieną. 2 šitą. Skaičiuokit jūs gerai, žadėkit ten prie kasos aparato, kiek ten kainuos šitas vienas, 4 šitie, 32 šitie, 4 tie, 5 tie. Šitas, tada dar šitas, šitie 6, tie 2, 5, 1, 10. Šitą man rodos, gerai, šitie dar 6. Ir kvarco blokai. Ir viskas. Tai kiek iš manęs išeina? Kiek? Stekas? Netgi ne stekas? Kiek? Ui. Kiek iš vis pasakykit? Stekas į 30. Gerai. Gerai, sutinku, aš su jumis sutinku. Tie varteliai jūsų. Nepatogu mėtyti jums pinigus. Viso gero. O gal? Gerai, ne. Šiaip net negaliu laikyti aš to ginklo, geriau įsidėsiu į tą kulkas. Tai va. Jeigu turi, aišku, tam tikrus dokumentus, kuriuos aš, aišku, turiu. Dabar varom pažiūrėti mašinas. Žinau, kad ten jau mašina. Žiūram, kokių ten mašinų. Labą dieną. Čia jūs, nepardavinėtas visas mašinas. Galiu neapžiūrėti. Koks bembiukas. Galiu pažiūrėti iš kapoto vidaus, o į saloną įlipti, gerai, tada galiu. Sakė, galiu. Šiaip normaliai. Gerai, kokį jūs norėtumėt, kad aš mašiną nusipirkčiau? Šiaip pasakius atvirai, čia netgi bagažinė yra. Šiaip pasakius atvirai norėčiau šitą BMW. Tesla nelabai, šitas Citroenas. Gerai, čia Mercedesas. Jeigu šis pigiausiai kainuos, tai nusipirkčiau šiaip. Tikrai nusipirkčiau, jeigu pigiau kainuotų, bet... Da pasakoja, kad turi tokių senienų biškių. Gerai, ne senienų, bet irgi mašinų, bet tik tai sulaužytų, aplaužytų. Šiaip jos labai geros, bet kaip matai, nėra nei ratų, nei variklio. Už tai dar šiaip reikės damokėti, dar labai daug už dalis. Jau naktis, tai jaučiu, kad reikėtų. BMW, varom pažiūrėti, kiek BMW kiek kainuoja. Varom, jaučiu.
pasiruoš savo visus pinigus. Labą dieną. Kiek bembas kainuoja? Du stekai, ne? Ir 3D. Nu, jau 2 stekai, ne? Žinot ką? Nu, žiūrėkit, aš jums siūlau už BMW. Nu, tai BMW normali tokia mašina. Sutinkat už steką ir 44. Sutinkat? Nu, tai gerai, tada akciją padarykit. Nu, tai gerai, nes tada, reikėtų nepirkti. Nu, nepirksiu tada, nes aš neturiu tiek daug pinigų arba paprastai vėliau. Nu, tai va, gerai. Prašom, aš varau sėstis. Galit pasveikinti, nusipirkau BMW. Įsidedam čia visokių savo pribombasų. Tai gerai tada. Sėdam į mašiną. Kaip burzgesys. Kaip burzgesys. Burzgesys tai geras. Mašina pakibo. Tai BMW. Nu tai dabar, kai jinai čia daro iš viso. Nu gerai, mums reikia tada varyti, jaučiu jį. Kai driftina tą mašiną. Bet gerai. Kaip sakant, po biškį. Ir nuvažiuosim į mano naujus rūmus. Šiaip galėtų kelią padaryti, būčiau nieko prieš. Bet kaip matau, kad nepadarys. Šiaip geras pirkinys, tikrai apsimokėjo. Ačiū, kad pasiėmu iš bagažinės tik tai lovą. Sunki šiaip lovam, bet kažkaip panešiau visus dalykus. Nu, bet. Va. Nu, kur galėčiau pasidėti? Prie vandentiekio nelabai šiaip norėčiau. Kylam laiptais į viršų, bet reikia atskirą kambariuką į tavo kambariuką. Kaip gražu čia. Ar jūs sutinkate? Opa. Nu tai gerai, varom tada. Tada varom. Viskas atsikėliau. Dabar dienelė. Ir varom turbūt daryt namą, nes vakar prisipirkau visokių nesąmonių. Ai. Va, įda pas man saryti prie mano namų arti yra. Irgi čia. Šiaip gal čia mašinai varyti. Šiaip čia tam ir skirta, bet nenoriu dabar. Nenoriu. Kaip sakant, nenoriu. Taip čia sandėlis. Ai. Gal čia rimtai sandėlis. Kas čia vonia yra? Stalas valgymui. Čia tipo man visas. Ui, kai gerulis. Tipo man visą viešbutį davė. Nu, čia prie tuo yra labai gerulis. Var. Nu tai varom tada pasiimti mano mašiniuką, kurį vakar kažkur pasiparkavau. Įdomiai čia su mano mašiniuku gavus, kur jisai yra. Ai, va čia mano naujas pirkinys. Ne, nu, bet čia tai tikrai galim pasiklysti, aš varu parsivežti prie savo namelio, kaip sakant. Čia, žinot, reikia biškį palaukti, kol ratai pravai. Jaučiu, kad čia kažkur reikia palikti, kažkur.
kiek čia. Aš nieks net nevažiuoja. Tai gerai tada. Tai jaučiu, kad pasiemam šitą. Sunkus. Oi. Palaukit, aš to jau biškiuką atvarau, tai jau palaukit.
Taip, labai atsiprašau, bet ant tiek, kad negaliu. Turėjau varyti pavalgyti. Tai va. Čia tik tokia. Aš galvau, čia didelė bus. Bet gerai. Gerai, viskas kiekis lengviau biškiuką. Šaldytuvas ir šaldiklis. Tai visų pirma, čia norėjau sutaisyti. O visų antra, dar ir čia. O tie du atsargai. Opa. Dabar bus helva. Nu, bet prieš krosnį galim pasidaryti va taip. Šiaip reiktų dar įrankių užsukti nupirkti, bet nes aš neturiu. Čia jaučiu, va, pasidedam kažkur. Bus tie kontrolieriai, kurie žiūri į pečių. Čia va taip reikia pasidaryti. Kokie 3 pasidaromės. Čia nekreipkite dėmesį, kaip dabar darosi. Paskui norėsiu dar tobulinti. Nu, nes čia jau va, bus tokia va... Čia bus virtuvė. Tai jeigu bus bloga, nepykit. Nes patys suprantate, virtuvė juk. Na šiaip virtuvėje. Va taip kažkaip. Čia va pjaustysiu, gaminsiu. Va pavyzdžiui, čia pjaustysiu, gaminsiu. Aš neužmiršau apie šaldytuvą ir šaldiklį. Nu, vienas ir antras. Va, 2 šaldytuvai. Ir šaldiklis. Nu, dabar šiaip nelabai atrodo namas, bet pasistengsiu pagerinti. Nu, nes dabar pat suprantat, parduotuvėje šiaip nebuvo tiek daug, jau nepagirčiau, nes nepasakyčiau, kad buvo labai daug visokių ten daiktų, nes kažkaip jau labai mažai. Nors ir norėtųsi biškį daugiau, bet manau, jaučiu, reikės laukti, kai atvažiuos daugiau daiktų, nes šiaip kartais, nu, atvažiuoja dažniausiai daugiau daiktų kokių. Tai va, aš nieko nebeturiu. Šiaip dar valgyti man reikėtų, bet Kartais jau čia jau viskas. Nebent su įrankiais tenais perdėti reikėtų krosnį, va čia kažkur. Nu jo, šiaip reiktų krosnį perdėti. Nes čia tai jau viskas. Aleliuja. Uždarom bagažniką. Ai, palauk, nu bet... Šiaip dar sandėlys juk yra, bet aš nelabai tą sandėlį vaikščiusiu. Va. Tai... Per šį videką šiaip daug nieko nepasidarėm. Pasidarėm interjerą. Paskui pasidarėm... Nusipirkom ginklą, išleidom visus pinigus, nusipirkom mašiną. Tai va. Tai viskas. Šiame video epizode viskas.
Kitą epizodą, manau, kad eisiu į darbą, pabandysiu įsidarbinti. Ir gausiu pinigų, nes man dabar tikrai labai reikia pinigų. Tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Nuiksas. Viso gero.